Todėl aš atmetu net mintį, kad tikrasis aš yra Dievas kūrėjas. Juk aš negaliu užtikrintai atsakyti į klausimą, kas yra Dievas. Oi, aš negaliu drąsiai atsakyti į bet kurį klausimą. Aš negaliu to nei atmesti, nei patvirtinti. Kodėl žmogus maldoje prašo daugiau nei dėkoja? Kuo mažiau aš dėkoju, tuo mažiau vertinu tai, ką turiu. Tuo vis labiau noriu daugiau, o viskas, kas trokšta, nėra aš. Sakoma, budizme norai yra kančios pagrindas, nes kenčiu būtent tada, kai negaunu to, ko noriu, o karas vėl kenčiu, nes bijau prarasti. Aš atmetu mintį, kad esu kūrėjas, nes tuomet man tenka prisiimti atsakomybę, dėti pastangas tam, ko prašau pas Dievą. Iš esmės malda yra priminimas sau, kad man reikia dėti pastangas siekiant tai, ko prašau. Taigi, kai aš kreipiuosi Dievą, ne kaip į save, o kaip į ką nors iš išorės, tada jei tai neišsipildo, atsiranda galimybė pateisinti savo neveikimą ar nepakankamą dėmesį skirti siekti tai, ko noriu, sakydamas, kad tai Dievas nedavė, kad kažkas nedavė to, ko norėjau. Malda man visų pirma yra dėkingumas už patirtį, už suteiktas žinias, kurių pagalba galiu pasiekti tai, ko noriu, arba supratimą, ko man tikrai